Tai dar kartą labą dieną visiems. Tai šiandien kaip tik Irma Aušrelė paminėjo jogos, kaip joga turi įtaką šiuolaikiniams, taip pat kabalos praktikoms. Tai tuo pat metu su tuo žodžio paminėjimu pereisime į mano pranešimo temą. Kaip matote, kaip ir profesorius Saulius Beinorius ją įgarsino jau, kalbėsiu apie ezoterinius jogos arba jogos įvairių jogų aspektus klasikinėje Indijos filosofijoje ir ypatingai apie tam tikrą jogos sampratą, kuri yra išskiriama Vaišešikos mokykloje. Dabar vienas iš tokių dalykų, kurį, manau, neabejotinai visi žinote, kad joga yra, ko gero, tas indiškas reiškinys, kuris bene labiausiai tarp daugelio kitų Indijos reiškinių, praktikų paplito vakaruose ir įsiliejo į šiuolaikinę apskritai ezoterikos visą praktikų ir kompleksą ir ratą. Tad mums apmąstyti jogą dėl to yra labai svarbu. Ir vienas iš tokių dalykų, dėl ko žmonės dažnai nustemba, kurie mažiau domisi joga arba apskritai gilinasi į tekstinę jos pusę, tai kad joga nėra viena. Bet yra kaip ir, aišku, galėtume atsakyti, kaip bet kuriuo mokymu. Visuomet yra įvairios jogos sampratos ir įvairios jogos praktikos. Tad daugiausiai aš šiandien kalbėsiu būtent apie vieną iš tokių jogos sampratų, kur yra atskleidžiama Vaišešikos mokykloje. O Vaišešikos mokykla tai yra viena iš seniausių Indijos filosofinių mokyklų, kurie iki šių laikų tokių grynų pavydalų neegzistuoja, tačiau tekstiškai mes galime nustatyti, kad jinai viena yra iš seniausių. Ir ten pasirodanti jogos samprata yra, dėl to jinai yra svarbi, nes visos kitos yra, kurios šiais laikais paplitusios yra vėlesnės. Tačiau, ką reikia taip pat pasakyti pradžioj dar, kad nesitikėkite, kad čia bus labai išsamus kažkoks tai aprašymas, būtent detalus jogos praktikų arba kas yra joga, kadangi reikėtų atminti, kad visuomet senovės Indijos mokymuose daug kas perduodama būtent žodžiu iš mokytojo mokiniui, bet tekstuose tikrai daug kas, tik tai tam tikros detalės lieka. Ir dar tuo labiau turit minty šito pranešimo mano laiką, aš irgi tik tai tam tikrus dalykus galiu spėti pasakyti ir tai jau tuoj laikas baigsis. Tai aš jau iš karto ir einu prie esmės, po truputį einu prie esmės, taigi kas yra joga. Tik nebandysiu atsakyti, kas yra joga apskritai kol kas dar, nes tai vargu ar įmanoma taip paprastai, bet bent jau pats žodis, jis yra, beveik daugelis sutinka, kad yra nuo sanskritas bendrai senovės Indijos viena svarbiausių kalbų, pagrindinė kalba, iš sanskrito veiksmažodžio šaknies juč, jungti, kuris reiškia, kaip ir giminingas žodis lietuvių kalbai, jungti. Arba turime žodį jungas, jungimas, įjungti, taigi tai yra pirminė šito žodžio reikšmė. Čia matote paveikslėlyje, taip kaip jogai šiais laikais populiariai suprantami. Tai yra tie žmonės, kurie yra įvaldę savo kūną ir atlieka įvairius pratimus. Tai yra populiarus supratimas šito reiškinio, bet taip pat jis atspindi, žinoma, ir vieną iš Indijos senųjų jogos krypčių, labai plačių hatha jogos, kurie tikrai yra, fiziniams pratimams yra daug dėmesio skiriama. Bet dabar aš einu toliau ir noriu išskirti tokius tris jogos arba jogų, įvairių jogų ypatybės, kurios, žinoma, čia galėtumėt mane greit sumalti miltus, kas nors užduodami klausimą, kad yra daugiau tų savybių ir panašiai. Ir aš čia tikrai nepretenduoju atsakyti, kad išvardinti jas visas, bet mano šito pranešimo kontekste ir Vaišešikos kontekste, kas yra svarbu ir kaip tai siejasi su ezoterizmu, kuris, pirmiausiai, irgi, kas yra ezoterizmas, apibrėžti irgi nėra lengva, bet tam tikri tyrinėtojai, kaip Antoine Lefebvras, irgi pateikė tas dažniausiai nenaudojamas ezoterizmo savybės, išvardino, kokios jos yra. Tai mano supratimu, viena iš tų savybių labai svarbi yra jogoms, įvairioms jogoms ir skaitant ir Vaišešikos jogai,
yra atsigręžimas į vidų. Dabar ką tai reikštų, tai yra didesnė kalba, bet dviem aspektais norėčiau išryškinti. Tai atsigręžimas į vidų gali būti suprantama, žinoma, kaip fizinis dėmesys būtent savo kūnui. Ir pamatymas, kad būtent kūne jau slypi mumise potencialas, tam tikras iš to potencialo, ypatingai hatha jogos, didžiulė kryptis, kuri nuo 11-12, seviausi 11 amžiaus tekstai, pats garsiausias tekstas 14 amžiaus vidurio hatha joga pradipika, kur yra pabrėžiamos ypatingai kūniškos praktikos. Tai būtent vienas vietos galime suvokti atsigręžimą į vidų kaip dėmesį savo būtent kūnui ir taip pat kas tame kūne jau slypi. Kaip mes galime sužadinti tam tikrus, ir du tokie pagrindiniai terminai. Vienas yra bindų, tam tikra mūsyse slypinti jėga, energija, New Age terminais kalbanti, potencija, tam tikra mūsų. Kita vertus, žinomas terminas yra kundalini, taip pat ir jau sužadinama jėga. Ir kaip taip mes galime ją sužadinti ir tuo pat metu tai kažką po to duoda. Ir antras ir trečias yra punktai, tai kas gali iš to kilti. Ir čia vienas aspektas, kad atsigręžiama į kūną ir jogai, tai iš esmės jie tikrai, ir taip populiariame suprantime, mes turim tai, kad jie su kūnu dirba daug. Dabar antras aspektas, kas labai svarbu ir šiuolaikiniai jogos supratimuose to beveik nėra, tai yra atsigręžimas į vidų, ne kūnišką ribos prasme, bet ir čia įdomu, ką reiškia vidus, tokia, sakyčiau, mentalinė prasme, proto prasme, atsigręžimas į savo protą. Ir dabar, ką reiškia tas protas ir vidus, ir jis yra priešinamas su išorė. Ir čia yra, ir visas yra tas įdomumas, kaip tai apibrėžti. Ir viena ankstyviausių, būtent ir pagrindinių, pavadinsiu ją proto joga, tai yra Patanžalio joga, kurią mes, tikrai, nors kiek esat skaitę, domėjotės, ten yra akcentas ne į fizinius pratimus, ne į kvėpavimą, nors tai yra paruošiamosios stadijos tam, bet yra visgi tai, ką mes galėtume vardinti vėlgi sudėtinga, bet pasakysiu, vis tiek tai yra meditacijos tam tikras dalykas. Ką reiškia meditacija, šitame kontekste prieisiu dar. Tai yra atsigręžimas į savo vidinės proto būsenas ir ypatingai dar kitaip sakant, jų stebėjimas. Ir kartu stebintas proto būsenas, tam tikrų momentų vyksta panirtis, samadhija yra vadinama sanskrito kalboje, ir tai yra tam tikra specifinė būsena, apie kurią irgi dabar įvairiai interpretuojama, bet nėra kalbėti. Dabar man laiko daugiau apie tai. Ir dabar tame samadžio, po to samadžio, o galbūt netgi samadhi metu, pasirodo daugelis jogos tekstų, įskaitant ir Vaišešikos sutros tekstas, kalba apie tam tikras ypatingas patirtis arba netgi gebas, kurios taip pat kyla iš tokios praktikos atlikimų. Tai tas būdinga tiek hatha jogai, kur fiziniai pratimai daromi, tiek ir štai intelekto arba proto jogai. Tuomet, kai yra stebimas ir visas dėmesys sutelkiamas į proto būsenas. Trečias punktas yra išsilaisvinimas. Ir jau turėtume, ieškau žodžių, kaip tai kitaip apibūdinti, bet tai visoms indiškoms mokykloms yra būdingas tikslas, galutinis tikslas išsilaisvinti nuo, sudėtinga pasakyti, nuo tam tikros galbūt materialinės ir viskai tikrovės kažkur tai, bet ir vėlios mokyklos interpretuoja tą skirtingai, skaitant ir jogos įvairias mokyklas. Dabar keletas apibrėžimų, kaip suprantama joga. Vienas iš ankstyviausių tekstų yra Katho Upanishad, Kathos Upanishada. Ir štai matome, yra toks apibrėžimas, kaip 5 juslės, yra, reiškia, mūsų ausis, akis, uoslė, liežuvis ir oda. Ir protas pastovus, saugumo nesvyruoja, būtų galima ir ginčytis dėl tų vertimų visą, bet esmė bent jau tokia. Sakoma, tai esant tobuliausių kelių. Manoma, kad tai yra joga, tvirtas juslių sulaikymas. Kertinis žodis čia yra juslių sulaikymas. Ir šitas jogos apibrėžimas yra labiau to proto jogos, labiau atitinkantis, einantis link proto jogos sampratos, kuriame akcentas dedamas pirmiausiai
nuo juslių atgręžimo arba tam tikro sustabdymo, taip kad visas dėmesys būtų nuo išorinio pasaulio ir labiau į protinį lygmenį. Bet netgi čia ir protas irgi pastovus, jis yra visiškai ramus, jis yra stovintis aumuoti arba intelektas, indai išskiria, indų mokyklose dažnai du terminai vartojami, arba protas, aumo, intelektas, būdhi ir manas. Pavyzdžiui, Bhagavad Gitoje daugiau rezultatas išskiriamas. Vienas iš apibrėžimų apie jogą Bhagavad Gitoje, ne vienoje vietoje kalbama, kad kas būna, kai atliekama joga, rezultatas jos. Tai ar tai bus, tai yra būti vienodai, ar sėkminga, ar nesėkminga. Ir tas vienodumas, tam tikra būsena, kai yra nereaguojama tai, kas aplinkui vyksta, irgi čia tas vienodumas problemiška versta, equanimity angliškai būtų toks tam tikras išlaikymas, nereagavimas į tai, kas vyksta aplinkui ir išlaikymas pusiausvyros tokios dvasinės. Tai irgi vadinamas joga. Štai jogos sutroje sakoma, joga tai proto virsmų sustabdymas, vienas garsiausių apibrėžimų. Tai yra rezultatas jau irgi intelektualinės jogos. Dar kas svarbu pabrėžti, kad dažnai kalbant apie jogas, nėra aiškiai, įvairios jogos ne visai aiškiai skiria jogą kaip priemonę ir jogą kaip rezultatą. Tai čia kai kur jinai apibrėžiama kaip priemonė, ar kai kur kaip rezultatas, nes viena vertus ir toj pačioj jogos sutroje virsmus mes galime sustabdyti tam tikrais žingsniais, bet kartu rezultatas yra, kai įvairios proto, įvairios ir virsmai irgi yra apibrėžimi, būtent jie yra stabdomi ir vadinasi, jie nebepasirodo kaip aktyvus mūsų dėmesio lauke. Ir dar vienas, tai norėjau tik tai iš tokios tantros garsios, kuris svarbi yra Kašmyro regione, šiaurės vakarų, tokio teksto vieno, kad taip pat joga kai kada apibrėžiama tokiu rezultato, būtent rezultatu, kad tai yra tarsi susivienijimas, kad dažniausiai tos mokyklos jogos, kurios kalba apie Dievą, apie įvairius dievus, kad yra susiliejimas su Dievu, tai yra galutinis rezultatas, bet tikrai ne visos mokyklos apie tai kalba. Taigi dabar norėčiau pereiti prie Vaišešikos ir keletą tokių sakinių paskaityti, kaip jie tai supranta. Jogos, tai yra vienas ankstyviausių tekstų, kuris apie jogą kalba. Taigi, skaitysiu, malonumas ir skausmas kyla dėl savasties juslinių organų, proto ir išorinių objektų sąlyčio. Tai neturi pradžios. Taigi, čia apibrėžiama, išvardinami 4 tokie svarbus elementai senovės, būtent Vaišešikos mokyklos supratime, bet ir daugelio kitų Indijos mokyklos supratime, tai yra, kad yra objektai, išoriniai objektai, čia pirmiausia numanoma. Taip pat yra protas, yra jusliniai organai, tai akis, ausis ir taip toliau. Ir taip pat yra savastis. Savastis tai yra sanskritiškai atmanas arba, tebūnie pasakysiu kaip siela, nors čia viskas truputį problematiškiau. Bet kas svarbu, kad iš šitos vyksta tam tikri kai veikia visi šitie kartu dalykai ir mes apskritai patiriame išorinį pasaulį. Yra įvairūs objektai ir iš to patyrimo kyla malonumas ir skausmas. Vėlgi turiu pasakyti, kad malonumas ir skausmas, kaip juos detaliau apibrėžti, čia irgi kiekviena indų mokykla turi tam tikrus savo niuansus, bet pagrindinis akcentas, ką čia reikėtų suprasti skaitant iš šito, kad tai yra pagrindinis malonumo ir skausmo priežastis yra patyrimas išorinių objektų. Tai yra jie kyla iš mūsų tiesiog įprasto patyrimo pasaulio. Dabar tai yra pats apibrėžimas pateikiamas. Čia yra iš Vaišešikos sutros ankstyviausio teksto. Dabar joga tai skausmo ir malonumo nebuvimas turinčiame kūną, kaip protas yra savastyje. Tai dabar konstatuojama, kad joga skausmo ir malonumą šalina, galbūt ne iš karto, bet galbūt tai ilgalaikis procesas yra. Ir išskiriama, kad protas yra savastyje arba atmane. Dabar, kai taip iš karto matome, ko trūksta, tai iš tų nėra juslių, būtent ir objektų. Tai yra, protas šiaip tai Vaišešikų suprantas kaip toks ir fiziškai, bet jį galime suprasti kaip dėmesį. Mums aiškiau galbūt, kad protas kaip dėmesys, jis nebėra nukreiptas į išorinius objektus. Bet jis yra savastyje. Ką reiškia savastis?
dabar šitame tokiame kontekste man visai patinka tokia interpretacija, kai mes atmaną aiškinam jo pirminę prasme, būtent taip kaip kvėpavimą. Nes atman, mes suprantame kaip siela, bet pirminis žodis yra kaip ir vokiškai, pavyzdžiui, kas moka ir įvairiose kitose kalbose, atmen kvėpuoti reiškia. Tai reiškia, kai mūsų dėmesys yra kvėpavime. Šitą dalykų yra tokia interpretacija, taip pat šitos sutros, tai reiškia, kai mūsų dėmesys yra kvėpavime, tuomet mes kartu tampame ir esame ir savastyje. Mes atsidūrėme vidurinėme pasaulyje. Jau mūsų išorė tarsi nebekabina ir nejudina. Ir tai yra tam tikras kvėpavimas kaip tas laidininkas tarp vidinio ir išorinio. Tokių dviejų skirčių. Ir galbūt gero tiek ir pasakysiu, kalbant apie šitą, galbūt per klausimus, jeigu nors daugiau kiltų minčių. Ir tai yra, tarsi, galima sakyti, kad dėmesys yra kvėpavime, bet gero Vaišešikų supratime aš drįsčiau teikti, kad bet koks dėmesys būtent protą gali būti, po kvėpavimo galima pereiti, stebėti ir proto reiškinius, arba tam tikras proto savybės, arba tam tikrą vaizdinį, bet jeigu tai nebus išorinis objektas, tuomet tai irgi bent jau ilgalaikiai perspektyvai turėtų vesti prie skausmo ir malonumo šitų dviejų tokių kylančių savybių nyksmo. Nors skausmas, malonumas irgi gali būti iš esmės irgi stebimas ir jaučiamas. Čia tam tikra problema, bet Vaišešikai eina prie to, kad tai yra, kad jie turėtų būti, jie išnykti, kai mes susitelkame į kvėpavimą, į mūsų vidujybę. Dabar apie joginį patyrimą. Vaišešikai kalba, kad taip, po tokios praktikos ir trumpus sakinius, tik pateikiu, nėra laiko komentarams ilgesniems, atsiranda tam tikras ir įvairios jogos mokyklos kalba, kad praktikuojant jogą kyla arba gebėjimai tam tikri arba ypatingi patyrimai. Gebėjimai, pavyzdžiui, Patanžalio jogos sutrai kalbama, kad jogai gali skraidyti, per sieną kiaurai praeiti, gali bet kurioje vietoje atsidurti. Ir čia yra problema, kaip tai interpretuoti. Arba tiesiogiai, arba galima, kad tai bendrai suteikia tam tikrų, bendrai joginė praktika, Patanžalio sutros atveju tai yra meditacija, konkrečiai jinai suteikia tam tikrų įžvalgų apie pasaulį, kurių mes neturėtume, jeigu mes netliktume tos praktikos. Ir panašiai ir Vaišešikų supratime atsiranda tam tikras dalykas, kurie vadina joginiu patyrimu. Ir tai nėra tas išorinis patyrimas, kylantis iš, kai mes stebime kažkokius objektus juslėmis, bet tai atsirandantis grynai mūsų vidujybėje tas patyrimas. Ir Vaišešikai skiria dėmesio nusakyti, kas vyksta, kad iš pradžių, sakoma, patiriamas yra pati vidujybė pilnumoje, arba pats atmanas yra patiriamas. Ir iš to, kai jis yra patiriamas, tuomet patiriamos ir kitos substancijos. Tai yra kiti daiktai egzistuojantis apskritai, įvairūs daiktai pasaulyje. Ir čia aš daug nenorėčiau plėstis apie tai, bet kartu su tais daiktais yra patiriamos ir tuose daiktuose esančios savybės ir taip pat veiksmai. Galima taip pat tai patirti. Čia, kodėl taip yra nusakoma, nes Vaišešikai kalba šiaip apie paprastą patyrimą, juslinį, ir jie kalba nuo to, kad paprastai mes pradedam daiktus pažįstam matydami savybės jų. Tai pavyzdžiui, jeigu aš matau banalų pavyzdį filosofišką stalą, tai aš pirmą matau stalo spalvą, čia tipinis fenomenologų pavyzdys, bet galvoju nieko geresnio. Ir tada pati substancija matosi vėliau tik tai. O iš joginės percepcijos pusės tai vyksta, jau baigiu, visiškai priešingai. Tarsi pradedama, kad matoma pati dalykų esmė. Tarsi pradedama nuo daikto patyrimo, tik tuomet ateina savybės ir veiksmai. Tai tuo aš einu prie išvadų, kad tai yra tokie baziniai ir aišku dar išsilaisvinimo tas momentas yra svarbus, bet dabar apie jį daugiau nieko nesakysiu, kad
kaip mes iš šiuolaikinės pusės galime spręsti iš mūsų mokslinės, ne tik pasaulėžiūros pusės, mūsų, sakau, vyro tą pasaulėžiūrą, kad aiškinti papildomumo argumentų, kad joginę patirtį ir bendrai kas kyla iš jogos, kokia nauda iš meditacijos apskritai, kad mes galime daryti tokią prielaidą, kad ji tikrai yra tam tikras alternatyvus būdas tam tikrą informaciją gauti apie, jeigu ne tiesiogiškai tai patirti ten pilnumoje dalykus, bet bent jau kažkokią kitą perspektyvą dalykų, arba bent jau išėjus po meditacijos mes pradedame kažkokiais aspektais kitaip tuomet daiktus matyti ir bendrai gyvenimą. Ir kognityviniai, neurologiniai įrodymai, klaustukas, tai yra tai, kas yra daroma ir žiūrima pirmiausiai, ką galima matuoti, tai kaip smegenų būtent kokie pokyčiai vyksta pas žmonės, kurie medituoja, arba bendrai ne tik medituoja, atlieka kitas praktikas, apie kurias nekalbėjau, fizinė jogų praktikos. Ir ar jos keičia tą struktūrą ir yra tam tikrų, vis tiek, kad, aišku, bet kokia veikla, kai sakyti, keičia smegenų struktūrą, bet tai yra, dėl ko turėtų toliau mokslininkai dirbti. Ir aš tuo ir baigsiu šiandien ir dėkoju Jums labai už dėmesį. Ačiū labai Tadui, turim dar laiko užduoti klausimams. Tai prašau. Noriu paklausti, ačiū labai įdomu ir dėl kvėpavimo ir kitų juslių, ar čia mes prie tokios aristoteliškos schemos rišamės, ar yra kažkokios kitokios, kur konkrečiai jos praktikom va šitom esminis būdingos. Aš atsimenu, tiesiog klausiu, nes žinau, kad visiškai kitaip ten ir juslės ir juslių organai išsidėsto, tarkim, Bulakitės švaras budizme yra, kad yra visa oda, yra kūno kvėpavimo organas, o ne nosis, kaip mes dažnai reiškia įsivaizduojam. Tai čia kažkokia ir ta juslinė patirtis turėtų būti mums, taip sakant, sunkiai išmokstama, aš taip įsivaizduoju. Labai ačiū už klausimą. Taip, kad yra tas klasikinis, beveik visom indiškom mokyklom būdingas, kad tas ypatingai lietimas kaip patyrimas yra per visą odą, kaip Jūs teisingai pasakėte, čia visom mokyklom būdingas ir manau, kad ne visose mokyklose ir vakaruose tas yra išskiriama, kaip aš bandau kažką norėčiau labiau pasakyti apie tai, jeigu dar kažkokį patikslintumėt, galbūt dar kažkokį klausimą, nes aš ieškau, ką dar atsakyti. Taip, yra pagrindinės yra 5 juslės, bet dar kai kada juslėm priskiriamas protas arba manas, yra fizinis, kuris taip pat kaip fizinis organas yra suprantamas. Bet tikrai ne, pavyzdžiui, Vaišešikoje tai ne, tai yra protas atskirai nuo juslių, bet kai kuriuose mokyklose jis kartu imamas ir taip pat proto mintis taip pat reikėtų, taip pat atlikti darbą būtent su mintimis, bet čia, kai sakau žodžiu mintis, man nepatinka, nes tokių terminų nelabai yra, bet darbas ir su protu, ne tik su išorinėmis juslėmis, bet tas protas yra atskiriamas, vėlgi gali būti atskiriamas nuo dėmesio, kaip visiškai kito dalyko, bet Vaišešiko atveju protas ir dėmesys yra tas pats. Tai ką aš noriu pasakyti, kad yra įvairiai, vėlgi pagal mokyklas ir kas dažnai neišeina taip greitai apibendrinti, reikėtų konkrečią mokyklą. Aš irgi pasinaudosiu progą, turiu ne vieną klausimą, bet laiko nedaug. Noriu paklausti, vis dėlto mano supratimu, kažkaip nusistovėjo vakarų tradicijoje dar nuo 19 amžiaus tas ir paplito per populiariąją kultūrą jogos tapatinimas su jungtimi. Čia atspindi iš esmės jau bhaktinį devocionalaus teistinio religingumo suvokimą, nes tam pačiam Patanžalio jogos sutros tekste joga yra atsitapatinimas, atsijungimas nuo bet kokios materialumo apraiškos.
Taigi nėra jokio jungimosi su Dievu, tai neteistinis modelis. O ypač kalbant apie kitus dar jogos metodus, tai galima daugiau žvelgti tik tai bhaktiniam santykiai. Nors mačiau, kad Vaišešikoje vis tiek naudojamas tas savasties ir proto sam joga. Taip, yra kitas terminas. Arba ką stovėti įsitvirtinti. Taip, sanikarša sam joga. Jo, bet aš tiesiog norėčiau taip atsargiau naudoti jungties konceptą, nes jisai yra marginalinis, nes Paninis, kuris paminėjo žodį joga, jis ją vienareikšmiškai suvokia per judžir, įsikinkyti į darbą, o ne su kuo nors jungtis. Tai čia yra fundamentalus dalykas. Bet aš noriu paklausti, Tadai, o kur čia ezoterizmas? Tiesiog tokį esminį klausimą. Ar kiekvieno žvilgsnio nukreiptumas į save, kiekviena, sakykime, fenomenologinė refleksija jau yra ezoterizmas? Ar kiekvienas savistabos aktas jau yra ezoterizmas? Buvo kai kurios jogos mokyklos turėjo ezoterinį pobūdį, bet jis susijęs pirmiausiai buvo su slapta perdava, iniciacijom. Patanžalio tradicija to neturėjo. Vaišešika vis tiek būdama scholastinė tradicija daugiau irgi neturėjo jokių specifinių įvadų. Taigi, kur tas ezoterizmas ir kodėl mes čia kalbam apie jogą kaip ezoterinę tradiciją ar metodą? Ačiū labai, klausimas geras, bet čia, broda, kaip mes apskritai ezoterizmą apibrėšime. Tai jeigu apibrėžiame kaip vieną iš tokių dalykų, kur yra orientuojamasi į tam tikrą žinojimo įgijimą neįprastais, konvenciniais, visiems prieinamais būdais, tai būtent joga apie tai ir kalba. Tai yra, kad yra įgijimas tik tai tam tikriems žmonėms, kurie praktikuoja, atlieka tam tikrus veiksmus, eina arba netgi turi tos pačius, vėlgi tą pačią iniciaciją. Čia šiuo atveju tekste apie tai nėra kalbama, bet kituose įvairiuose ir hatha jogos tekstuose yra iniciacijos momentas kalbamas, aišku, per tantrijos paveiktos stipriai reikia pasakyti, bet šešikos atveju pats tas dalykas, kad atkreipus, stebint savo proto būsenas arba atsigręžus į vidujybę galime gauti kažką sužinoti naujo, tai yra, mano galva, tai nėra įprastas, kad tai yra tas įsukimas į vidujybę, į kažkokią tais atradimas savyje kažkokio tai slapto resurso, kuris jau manyje yra ir jo, tarsi realizavimas, jeigu sėkmingai tai yra atliekama. Jeigu net sėkmingai, bet tiksliai yra atliekamos procedūros, ir dar ten, aiškiai sako, jeigu dharma dar tinkama, dar iš tą reikia pridėti. Tai ir čia, kai kas sakytų iš vakarų filosofų pusės, kad ten stebėk, kiek nori tas proto būsenas, tai nieko neduos labai. Jokių ten neįgausi, jokio papildomo žinojimo, tiesiog šiaip veikla užsiėmimo dar ten. O čia jie teigia, kad gauni tam tikrą specifinį žinojimą iš to. Bet tai sutiksiu su to, man reikės ir Aristotelis, ir galų gale... Aš nežinau, Aristotelis sutiktų, kad... Galima vadinti ezoteriku. Aš tik profesoriu, nežinau, ar galima sutikti, kad Husserlis sakytų, kad įgauni žinojimą apie pasaulio ten dalykų prigimtį arba kaip... Apie savo turinius taip, bet čia sakoma, kad ne tik savo turinius įgauni, bet taip pat sužinai ir apie dalykus, kurie tarsi yra už to turinio, yra pažįsti substancijas ir tas, kas yra substancijose, kurios yra už tarsi to ribų. Ir kaip tą suprasti, aš bandžiau duoti tą pavyzdį, kad galbūt geriau įžvalgos kažkokios ateina po to, kai ir tavo tas pats patyrimas pradeda visiškai kitaip veikti, negu įprastai veiktų po būtent tokios meditacinės praktikos. Ir žinoma, apie ką neminėjau, tas išsilaisvinimo momentas, mokslinis momentas, tai yra visom jogos mokyklom būdingos išskyrus šiuolaikiniam visom šakom. Tai vėlgi tai, ko ezoterinė praktika nėra šiaip savo, jinai turi duoti kažkokių tai apčiuopiamų rezultatų ir vėliau ir kartu. Ignacijos Lojolos pratybos dvasinės irgi yra meditacija, Teresės Avilietės irgi yra sielos buveinės pratybos. Bet ar tikrai visų pasaulio religinių tradicijų, visos kontempliatyvios praktikos yra ezoterika? Aš tikrai čia galėsim atskirai padiskutuoti, nes aš atsiprašau, perviršiau laiką jau.